Įteisintieji vagys yra vienas paslaptingiausių, uždariausių fenomenų šiuolaikinės Rusijos istorijoje. Užgimę kartu su sovietų valdžia, jie saugiai išgyveno karus, valymus, bekompromisę kovą su konkurentais ir galų gale pergyveno pačią sovietų valdžią. Į nebūtį nueina 9-ojo dešimtmečio kriminalinių karų herojai, įgyja valdžią ir įtaką, o įteisintieji vagys išlaikė savo rankose ne tik karūną, bet ir finansinę nepriklausomybę. Jų rankose didžiuliai finansai ir turtai. Jų pavardės dažnai sumirga šalia žodžio valdžia. Nuo ko viskas prasidėjo ir iš kur toks pavadinimas, sužinosite šiame video. Pasakojimą verta pradėti nuo senų laikų, nes vagių judėjimas neabejotinai atsirado Gulago stovyklose apie 1930 metus. 1929 Liepos 11 SSRS Liaudies komisarų taryba priėmė nutarimą dėl kriminalinių kalinių darbo panaudojimo, pagal kurį visi kaliniai sulaikyti 3 ar daugiau metams buvo perkelti į OGPU, kitaip išvertus į Jungtinę valstybinę politinę valdybą. Ir po to prasidėjo darbų stovyklų kūrimo darbai, kurie galiausiai atvedė prie visų šių baisybių, kurias paprastai siejame su Stalino eros stovyklomis. 1931–33 tarp daugybės įkalintųjų jau egzistavo tam tikra kalinių kategorija, kurie bandė nedirbti, plėšė kitus kalinius ir vykdė represijas. Pagrindinis dėsnis buvo išgyvenimas naujomis ir itin agresyviomis sąlygomis. Vagių įstatymas dar net nebuvo pradėjęs formuotis, todėl ne visi nusikaltėliai darbą vertino kaip kažką gėdingo. Vagių grupė pradėjo vienytis tik 3-ojo dešimtmečio viduryje šiaurinėse Gulago stovyklose dėl žiaurių kalinimo sąlygų. Kaliniai ieškojo aukso, stovėdami iki juosmens ledinėme vandenyje. 40 laipsnių šaltyje kirto miškus skylėtomis striukėmis ir kasė rūdą be apsaugos priemonių. Žmonės tiesiog mirdavo kaip musės. Patikimiausias būdas išgyventi buvo tiesiog nedirbti. Tai žinoma nedavė jokių garantijų. 30-ųjų lageriuose mirti buvo labai paprasta. Tačiau darbas kai kuriuose tolimosios šiaurės rytyse buvo užtikrintas būdas mirti arba likti neįgaliu. Tai yra būtent nenoras dirbti, arba kitaip tariant noras išgyventi, yra tai, kas privertė recidivistus nusikaltėlius burtis į grupės. Kadangi vieną maištininką sargybiniai labai lengvai tiesiog užspardydavo kojomis ar uždaužydavo šautuvo buožėmis, o su grupe organizuotų agresyvių nusikaltėlių, pripratusių prie smurto ir tiems, kurie neturėjo ko prarasti, išskyrus gyvybę, buvo daug sunkiau susidoroti. Papildomo pavojaus pridėjo tai, kad susimokę kaliniai galėjo agituoti likusius kalinius sukilti. Lagerių skaičius tai sparčiai augo, o kalinių juose pradėjo kalėti tiek, kad pritrūko sargybinių visiems šiems kaliniams apsaugoti. Lagerių vadovai visur rašė vadovybei, kad jiems reikia daugiau žmonių, nes kilus riaušėms jų tiesiog neužteks susidoroti su neproporcingai didelė kalinių mase. Būtent saugumo trūkumas ir didelis nusikaltėlių skaičius vienoje teritorijoje leido urkams burtis į tokias didelės grupės, kad jie jau kėlė realią grėsmę. Dėl to stovyklos administracija turėjo dėrėtis su pakartotiniais pažeidėjais, kurie tiesiog atsisakė dirbti. Tad aukščiausia Gulago NKVD vadovybė priėmė sprendimą. Jei nėra pakankamai apsaugos darbuotojų saugumui, reikia užverbuoti pačius labiausiai nusiteikusius ir kovoti pasirengusius kalinius.
Urkams buvo pasiūlytas toks kompromisinis kilusio konflikto sprendimas. Kaip jie reikalavo, jiems leidžiama nedirbti, tačiau mainais už šią privilegiją jie turės priversti dirbti kitus kalinius, prireikus ir prievartą. Tad nusikaltėliai gavo atleidimo nuo sunkaus darbo, taip pat tapo nebaudžiami už smurtą ir kitus nusikaltimus daromus lagerį. Na ir tobula mintis priversti kalinius dirbti kitų kalinių rankomis ir tuo pačiu pataikauti pavojingiausiai nusikaltėlių grupiai. Žinoma, tai nebuvo spontaniškas procesas, o įsakymas atėjo iš pačio viršaus, nes absoliučiai visos SSRS stovyklos per kelis mėnesius sukūrė panašų valdymo metodą. Taigi, jų stiprybė buvo vienybėje. Būtent jų vienybė leido jiems iš pradžių išsikovoti privilegijas ir vėliau išlaikyti valdžią tarp kalinių. Nei politiniai kaliniai, nei darbininkai ar kolūkiečiai neturėjo tokio sugebėjimo vienytis ir neišlaikė nei atskirai, nei mažose grupėse savo valdžios. Žinoma, tada dar nebuvo nei frazės vagis įstatyme, nei paties vagių įstatymo. Patys tokių stovyklų gaujų dalyviai save vadino urkais arba tiesiog vagimis. Urka, o rečiau vagimi, buvo vadinamas bet kuris profesionale nusikalstama veikla pragyvenimui užsidirbęs asmuo. Žinoma, anuomet dar nebuvo karūnavimo procedūros, požiūrių, tai vadinamų panetkėmis ir panašiai. Visas šis biurokratinis aparatas susiformavo daug vėliau. Nusikaltėlis tiesiog atvykęs į stovyklą pasakydavo, aš esu vagis, ir urkoganai priimdavo jį į savo ratą. Juos supažindavo su situacija, kas vyksta stovykloje. Būtent sudarius šią sutartį su lagerio valdžia ir pradėjo ryškėti tam tikros tradicijos, kurios ilgainiui susiformavo į tam tikrą taisyklių sąrašą, kuris ilgainiui buvo pramintas vagių įstatymu, kurio pirmoji taisyklė tuomet buvo nedirbti. Nuo spontaniško atsisakymo dirbti sukelto elementarių dalykų. Noras išgyventi, visa tai virto savotišką taisyklę. Urka neturi dirbti. Dirbti tapo zapadlo, dirba tik frajeriai. Tad darbas tarp šių recidivistų tapo tiesiog gėdingų užsiėmimų. Atsirado taisyklė, jei dirbai, vadinasi, jau nesi vienas iš mūsų. Toks pat požiūris susiformavo ir į tarnybą kariuomenėje, nes tai taip pat yra darbas valstybei, o tuo pačiu pavojingas gyvybei. Šautuvas buvo suvokiamas kaip darbo įrankis, kaip kirtiklis su kastuvu. Neabejotinai žinoma, kad iki didžiojo Rusijos tėvynės karo pradžios, tai yra iki 1940-ųjų, frazė vagių įstatymas, vorzakone, jau egzistavo ir jame buvo daug taisyklių, tačiau ne viskas, kas jame išlikė šiandien. Visų pirma, šiandien bendradarbiavimas su administracija yra laikomas didžiausia nuodėme. 42-3 metais specialiais valstybės gynimo komiteto nutarimais į frontą buvo išsiųsta daugiau nei 157 tūkstančiai kalinčiųjų. Pirmiausia, jie išvežė vyrus, kurie atliko pirmąją bausmę už buitinius nusikaltimus. Ir tai iš karto sukėlė pirmąją problemą. Taip vadinami frajeriai išėjo į frontą, o vagis ligo lageryje, mažiau dirbančių rankų ir daugiau dykinėjančių alkanų burnų. Antroji problema yra aprūpinimas. Dėl įvairių priežasčių maisto atsargos kai kurioms stovykloms tiesiog nustojo tiekti arba buvo tiekiamos su pertraukomis. Kaliniai tokiose stovyklose susidūrė su pasirinkimu – arba iki frontą, arba mirsi badu. Urkai, kuriems tiesiog grėsė numirti badu, tarp vagių įstatymo pažeidimo ir mirties, kaip taisyklė pasirinko pirmąjį, tikėdamiesi, kadangi reiškinys buvo plačiai paplitęs, po karo jie kažkaip susitvarkys savo įteisintų vagių bendruomenė, tačiau susitarti nepavyko.
Iš fronto grįžę vagys, kuriems pavyko ten išgyventi ir kurie grįžo į savo nusikalstamą gyvenimą, sulaukė neapykantos už taisyklės nesilaikymą iš į frontą nepatekusių kolegų. Tad vagys karo veteranus apkaltino pažeidus vagių įstatymą ir juos pavadino sukomis arba tiesiog kalėmis. Kadangi jie prarado savo vagių statusą, prarado ir visas turėtas privilegijas įkalinimo įstaigose ir už jų ribų. Jiems buvo liepta eiti pas frairius ir čiuožti darbus. Bet karo veteranai su tokiu pažeminimu nesutiko ir toliau laikė save autoritetais. Taip įvyko pasidalinimas į dvi kovojančias grupės. Vagių veteranų pasirodė tiek daug, kad jie pilnai davė atkirtį savo priešininkams, perimdami kalėjimus į savo rankas. Tarp šių konkuruojančių grupių vyko tikros skerdynės. Aukščiausio gulago vadovybė persigalo ir nusprendė priversti vagis dirbti, bet kokiu būdu. O jei tai nepadės, tai tiesiog išnaikinti juos kaip reiškinį, kad nereikėtų maitinti papildomos burnos. Vienas aukščiausių gulago vadų, spręsdamas šią problemą, sugalvojo genialią idėją – priversti vagis dirbti vagių veteranų arba tiesiog kalių rankomis, suteikiant jiems maksimalią paramą. Tai yra lygiai taip pat, kaip vagis privertė paprastus vyrus ir politinius nusikaltėlius dirbti 30-ais. Dalis vagių būtų priversti dirbti, o likusieji tiesiog pjautų vienas kitą. Tokiu būdu atsikratys nereikalingų burnų bei savo įstatymus diktuojančių autoritetų. Tad veteranai, turėdami administracijos pilną paramą, pradėjo tiesiog naikinti savo priešininkus. Bet nors ir turėjo administracijos paramą, jiems nepavyko palaužti vagių, kurie susigrąžino valdžią atgal į savo rankas. Taip ir atsiranda šis pavadinimas įteisintas vagis. Nesvarbu, su kokiais sunkumais jie susidūrė, jie išliko vieningi bei besilaikantis savo įstatymų. Pati sovietų valdžia leido jiems iškilti, leisdama diktuoti savo taisyklės gulago lageriuose ir būti nebaudžiamiems. Prenumeruok, jei dar nesi to padaręs, ir iki kitų video.